Sveiki, noriu pasidalinti savo patirtim. Tai yra, turėjau problemą. Vidinė būsena buvo ant tiek sudėtinga, kad toks jausmas, kad tempia atgal. Reikia kažką daryti ir toks traukia atgal, sunku eiti į priekį. Ir ieškau problemos, kame tai gali būti. Ir Vytautas man padėjo tai padaryti. Ir jisai padarė man seansą. Seanso metu mes ten iškapstėm įdomių dalykų ir šiandien dienai galiu pasakyti, kad po seanso praėjus parai mano savijauta visai kitokia. Mano diena aktyvi šiandien, aš labai daug pasidariau, kur anksčiau nespėdavau, tai šiandien kaip ir viską spėju. Kas įdomiausiai, prasidirbo, susitvarkė dar naglumas. Tai reiškia, kad dabar svarbu man, ko reikia, o nežiūriu, ko kitiem reikia. Tai yra tas naglumas, tas teisingas naglumas, ar ne, neatlipti per galvas, bet tiesiog atstovėti savo poziciją, nes taip gyventi yra lengviau iš tikrųjų. Gali pasakyti ne, kai nenori kažko, arba tiesiog situacija susidėlioja truputėlį kitaip. Tai va, man Vytautas labai padėjo, aš jam esu labai dėkingas. Jeigu kažkas turit panašią problemą, iš principo turit problemų kažkokių vidinių, nesusitvarkot, nesuprantat, iš kur pareina, tai rekomenduoju kreiptis į Vytautą. Jis iš tikrųjų geras specialistas, labai greit pagauna pačią priežastį, iš kur tai pareina, ir tiesiog su ja susitvarko taip, kaip reikia. Tai aš rezultatas esu labai patenkintas. Iš tikrųjų norit pasikeisti, bet nežinot kaip, tai tik Vytautas ir jis tikrai jums padės.